Sveiki, po truputį artėja žiema ir prisiminiau, kad praeitos žiemos pabaigoje šiek tiek pafilmavau savo turimus ratlinus po vandeniu. Video gavosi nebaisiai kokybiškas, bet galvoju vis tiek parodysiu jums, gal kažkam bus naudinga, tuo labiau, kad visus šios ratlinus beveik pirkau Kinijoje, taigi turiu nuorodas, gal kažkas norės užsisakyti ir dar turbūt spės gauti iki artėjančios žiemos. Pradėsiu nuo šio ratlino, tai yra medinės kopija. 30 gramų svoris, 9 cm ilgis. Jis pagamintas iš tokios minkštos gumos, šiek tiek lankstus yra. Sakyčiau, pagamintas labai kokybiškai, kabliai geri. Yra keli šio ratlino svorio variantai, paliksiu jums nuorodas aprašymuose. Deja, pafilmavau turbūt prašiausiai šitą ratliną, bet užmeskite akį, kaip atrodo po vandeniu darbas. Jis gerai sklendžia į šonus, gražiai vibruoja, traukiant ir stabiliai siūbuoja vietoje. Praeitą žiemą pagavau ant jo lydeką ir turėjau kelis kibimus, taigi ratlinas tikrai veikiantis ir vertas dėmesio. Iškart galima apžvelgti ir didesnę šio ratlino versiją. Tai irgi yra medinės kopija, 10,5 berods centimetrų. Pirktas jisai tiesa pas kitą pardavėją, bet darbas labai panašus, irgi pagamintas iš minkštos gumos, kabliai geri, kokybė tikrai labai faina. Darbas po vandeniu irgi labai panašus. Plati amplitudė judesių, gražus virpėjimas ir stabilumas siūbuojant. Tai mano didžiausias ratlinas, aš tikrai bandysiu daugiau jį šiemet. Praeitais metais neskyriau jam pakankamai laiko ir kibimų neturėjau ant jo dėl to. Sekantis variantas yra šitas mažesnis ratlinas, tai yra Ima Kaume kopija, 8 cm, 17 gramų svoris. Toks mažesnis variantas, manau, ir ešeriui, ir lydekai jau gali sudominti. Darbas po vandeniu geras, vėl platus judesiai, labai gražiai pilvu į viršų kartais pasiverčia ratlinas. Ir pagavau kelias lydekas ant jo, taigi jau patikrintas ir tikrai veikiantis variantas. Toliau parodysiu jums tokį ratliną. Tai, jeigu neklystu, yra Smith kopija. Čia jau šiek tiek kitoks variantas nei prieš tai rodyti ratlinai. Jisai stovi nosim labiau pasviręs į dugną. Turi jau ir šiek tiek garso, yra metalinis. Jo darbas po vandeniu irgi šiek tiek skiriasi. Jo judesiai yra siauresni, jis greičiau leidžiasi galva žemyn į dugną. Bet neįprasti judesiai gali sudominti lydeką, todėl reikia šį ratliną bandyti daugiau. Man pačiam jo darbas mažiau patiko, todėl ir bandžiau jį mažiau. Atitinkamai ir nieko dėl to nepagavau kol kas. Bet vėlgi čia tas darbas gali žmogui nepatikti, bet lydekai gali patikti. Tai vat, jis toks biškį nestandartinis, todėl manau, kad reikėtų dažniau jį pabandyti ir gal gali visai šautis. Dar vienas nestandartinis variantas yra štai šitas, tai yra Pantun Beta VIP kopija. Tai 6 cm nedidelis ratlinukas ir išskirtinė jo savybė yra, kad jis turi tokį plastikinį peleką ant nugaros. Jisai vėlgi tikrai geras variantas, jeigu jūs taikotės tiek į ešerį, tiek į lydeką. Aš tai dariau rečiau, kadangi pagrinde lydeką žvejojau, bet pažiūrėkime jo darbą, jis tikrai yra toksai išskirtinis. Dėl šito peleko jis leidžiasi chaotišką trajektoriją žemyn, o kylant gražiai vibruoja, išskleidžia šiek tiek garso. Tikrai labai įdomus ratlinas, dydis, kaip minėjau, turi sudominti ir ešerį. Tai vat, gal šiemet aš daugiau jį bandysiu, nes daugiau galbūt ir ešerių žvejosiu negu praeitas žvejybas.
Sekantis turbūt mano pats mėgstamiausias ratlinas šiuo metu, tai yra Buzzday Range VIP kopija. Čia vėl 9 cm, berods 30 gramų ar 33 gramai, pakankamai sunkus ratlinas. Aš tos ratlinus pagrindė turiu sunkius, nes mintis buvo tokia, kai aš juos pirkau, kad Kauno mariose galbūt daugiau pabandysiu. Ir ne tik žiemą, gal ir vasarą. Tiesa, bandžiau vieno žvejybai, bet mačiau per echolotą, kad domina starkius, bet pagauti nepavyko. O patinka man šitas ratinas dėl jo darbo, kai jį žiūri. Jisai labai gražus jos spalvingumas ir jisai žiauriai gražiai blizga po vandeniu darant pravedimą. Bet dabar noriu ir kelis įsigyti ratlinus tokius lengvesnius, mažesnio svorio, kad tiktų ir seklesniems ežerams. Aišku, toks čia įdomus vertinimas, kad man pats mėgiamiausias šitas ratlinas, bet kol kas aš ant jo nieko nepagavau. Gal netiek daug ir žvejojau su juo, dėl to, kad jisai yra sunkus. Bet darbas po vandeniu tikrai labai gražius. Čia nufilmuoti, manau, nepavyko, kaip jisai gražiai blizga po vandeniu. Aš tikrai tikiu, kad šiemet ant jo pagausiu pirmą lydeką. Čia dar vienas ratlinas, kurio nepavyko identifikuoti, kieno tai kopija, bet čia vienas pirmųjų ratlinų, kuriuos įsigijau. Jis yra 9 cm ilgio ir 26 gramų svorio. Tai toks vienas iš plonesnių variantų, kuriuos turiu, manau, kad starkį turėtų gerai dominti. Darbas toks visai gražus, platus judesiai, gražiai iš esmės jisai juda. Ir kelias lydekas su juo yra pagautas, taigi tikrai viskas veikia ir patikrintas variantas. Dar turiu tokį storulį ratliną. Jisai senokai pirktas, nei kas per modelis, nei kokie jo parametrai pasakyti jums negaliu. Bet vis tiek nusprendžiau, ir nuorodos neturėsiu, bet vis tiek nusprendžiau parodyti darbą po vandeniu, kadangi jisai nestandartiškai juda, būtent dėl savo formos. Dėl jo formos jo judesiai nėra platus, bet jis smarkiai vibruoja kylant ir skleidžia daug garso. Man atrodo, dėl to jis nelabai tinkamas žvejoti nuo ledo, jį labiau patarčiau naudoti vasarą mėtant. Bet negali žinoti, jisai garsą didelį skleidžia ir vibruoja smarkiai, tai gali iš tikrųjų ir suerzinti lydeką, todėl pažiūrėti, kaip jis veikia ir pabandyti tikrai verta. Dar vienas panašus ratlinas yra šis. Jis irgi platus, storulis toksai. Tiesa, jo nuorodą jau turiu, bet nežinau, kas tai per kopija. Čia 5 cm dydžio ratlinas, 13 gramų svorio. Tiesa, jo judesiai yra šiek tiek kitokie ir sakyčiau, kad galbūt netgi visai įdomus išbandyti žiemą. Jis skleidžia šiek tiek garso, pakankamai irgi aktyviai vibruoja, bet jau šiek tiek plačiau jisai sklando į šonus. Taigi, galbūt visai įdomus variantas, aš tiesa ant jo kol kas nieko nepagavau ir labai nedaug bandžiau jį. Na ir pabaigai turiu dar kelis vaizdus balansyrų po vandeniu, kad galima būtų palyginti skirtumą balansyrų ir ratlinų, kaip jie atrodo po vandeniu. Kaip minėjau, visų nuorodų ieškokite aprašyme ir tikrai neskatinu pirkti kiniškų kopijų, bet man pačiam buvo naudinga nuo jų pradėti žieminę žvejybą, kad suprasti, ar apskritai man tai patinka ar ne, kad suprasti, kaip kiekvienas formos ratlinas elgiasi po vandeniu. O dabar jau galima bus įsigyti ir originalų, kai jau žinau, ko aš tikrai noriu ir kas man įdomu. Taigi, kam video buvo naudingas, prenumeruokite kanalą, taip atsidėkosite už mano skirtą laiką, kuriant video, taip pat nepraleisite ir video ateityje. O šiandien jau atsisveikinu. Iki!